3050, alio, čia kalba Kalėdų radijas. Dėmesio, užsiliepsnojo senasis konfeti fabrikas. Aplinkybės tyriamos, pagrindiniai įtariamieji yra miško padaužos gnomai. Gal jie išdykaudami netyčia padegė fabriką, o gal puišiai iš rytų pritempė čia šiukšlių ir jas padegė, norėdami sukelti sumaištį ir sugadinti Kalėdas? Tarp miško gyventojų kyla nestebuklinga panika, tirpsta sniegynai, ledynai, padėtis labai sudėtinga, padėtis be išeities. Taupiojo elfo patarimai. Prie ko čia patarimai? Miške tragedija. Išpakavę dovanas neišmeskite pakavimo popieriaus. Iš jo jūs galite pasidaryti gniužulus, gniutulus, gumburus, gumulus ir tumulus. Rytoj senelis elfai Lokys Vacys, ponas Kaminėtojas ir ledo kultūros Romo direktorius Ronis Jonis žyptels eglę Gargžduose. Aha, miškas liepsnoja, o senelis gastroliuoja. Įdomu. Šios dienos stebuklinga mintis – vienas lauke ne karys. Jo, aš tai čia visada vienas.